Nu tai labą dieną. Sveiki, vėl sugrįžę. Kaip praeitam video matėt, mes buvom Rygoj ir dabar dar esam toj Rygoj. Ir dabar plans važiuoti į Jelgavą. Nu, čia vis tiek arčiau Lietuvos pusės. Važiuosim į Jelgavą ir į Jelgavos rūmus. Apžiūrėti, kaip tenais atrodo. Šiaip iš nuotraukų labai gražiai atrodo. Jo, nes kaip ir tada praeitam video sakėm, kad buvo mieste. O dabar norisi tos mažesnius miestelius važiuoti, žiūrėti, kas ten gražaus yra. Jo. Tai Jelgava vis tiek yra didelė, bet, nu, ne kaims kažkoks, bet mes labiau dėl to rūmų važiuosam tenais ir tada iš po tų rūmų dar kažkur nuvažiuosam. Jo, į 3 vietas, ne? Į 3 vietas. Nu, tai link namų važiuosim į dar visokias vietovės. Tai va, dar pas mus jau yra pietų metas, tai dėl to, ko dabar pasisveikinsim, nes bus eismas belenkoks, aišku, kad mes per kamščius turim visur važiuoti. Praeitą kartą, kai buvo video, atvažiavom per kamščius, nes po 5 buvo, tai dabar išvažiuojam irgi per kamščius. Jo, mums dabar yra 44 km iki ten. Jo, ir šiaip oras yra labai gerai pasisekęs, saulė šviečia, lietus nelyna, tai pats tas pasivaikščiot. Turim 8,5 laipsnį. Jo, bet visai normaliai, tai va. Ne? Važiuojam. Varom. Nu, dabar noriu kažką biškai pakalbėti. Gerai, dabar važiuojam ant 90 leistinų greičių, nes jau užteks kitas valstybės remti ant baudų. Čia dabar ne per seniausiai į Austriją 300 išsiuntėm, prieš tai dar 30 už greitį. Ir taip iš kiekvieno šalies po biškį. Tai dabar mūsų kuro sąnaudos 7,6 litro. Ekonomiškai. Tai va, ką čia dar noriu tada pasakyti. Nieka daugiau viskas. Nu tai ką, mes jau atvykom į vietą, tai einam po biškį, nes kol susiradom parkingą. Nebuvo čia toli, bet vis tiek. Ir tai neaišku, ar čia galim statyti ar negalim. Uniparką pajungiau, liktai, nu, čia nemokama. Bet tai buvo ženkas parkingo. Tai jo, dabar. Bet čia gali būti, kad čia kažkokios sporto bazė. Tai nesvarbu. Nieka tokio. Tai mes gal sportuoti darom. Ir mes jau matėm tą... Rūmus. Ar kažkaip. Nes pravažiavom, bet dabar tik jūs pamatysit. Jo, specialiai nerodėm jų, bet šiaip labai, labai didelio. Tai gerai, tuoj susimatysim. Prie kažkokią prūdą. Jo, prie Ventos. Jo, prie Ventos, nu. Labą dieną. Čia dar kažkoks parkelis vaikams su dviračiais pasivažinėti. Arba šiaip pastripinėti. Bet mes ten neįsim, mes jau didelį. Dabar ant ženklo buvo Jelgavos pilius, bet čia yra šiaip rūmai. Tai žiūrėsim. Ką žinau. Nu tai va, mes jau esam vietoj. Už mūsų yra, nerodyk dar, aš noriu pakalbėti, yra baroko stiliaus rūmai, Jelgavojas, kaip ten vadinasi? Jelgavos. Nu vienu žodžiu, supratot. Iš tikrųjų įspūdingo grožio, tai toje atsuksim mums, kad jūs pamatytumėt. Ir man atrodo, galima į vidų įeiti turistams, tai žiūrėsim. Nu, atsuk dabar jau. Dydis rūmų, tai tikrai wow, nes čia jis eina taip per aplinkui visur. Dabar mes turim apeiti aplink tą ir ieškoti įėjimą su 2 dideliom kolonom. Ir ten mes galėsim eiti, nes yra pusė kažkaip veikiantis dar. Kaip kolegija? Kaip kolegija, kažkas tokia. Kažkas tokia. Ir pusė yra turistams. Tai einam dabar bandyti ieškoti. Šiaip labai gražiai atrodo, įspūdingas grožis. Ir labai didelė. Jo. Tai va, einam ieškoti. Ačiū. Į sveikatą. Dabar apėjom ir gaunas čia įėjims iš kitos jau pusės. Tai toks ilgumans gaunas. Mašinų tai labai daug. Ane? Mašinų tai labai daug. Man tada girdėjus nes reikėjo. Nu, tu savo kokias gražias čia mašinas. Milvytė kažkiek. Atsiprašau, noriu kai ką pasakyti. Lietnygai kokie. Danieliui čia va muziejus, o ne rūmai. Taip. Ir mes dabar kalbam ir svarstom, ar mes eisim į tą vidų ar neeisim, nes mes ten filmuoti negalėsim. Dabar eisim per arkas. Atrodo labai gražiai. Ir tokios didelės durys.
Atvažiavo kaimus į miestą. Baik. Nežinau. Ai, savo čia iš vidaus kaip gražiai atrodo. Eik tu savo, kaip gražiai. Wow. Va. Parodysiu, kaip padaryta dabar. Labai gražu. Nu, Danieliau, tu norėjai kažką padaryti. Milvydė filmuoti nemoku. Tuoj palauk, viską parodysiu. Dabar taip. Ir tada nuo... Tai va. Gražiau nufilmavau negu Milvydė. Dabar čia vis daugiau tų ženklų yra, kad čia rašo, kad pilis. Bet mums internetas sako, kad rūmai. Tai gal čia tas pats? Gal tas pats aniem čia reiškia. Tai kaip mes norim, taip mes ir vadinam. Ir dabar einam čia aplinkui ir bus parkelis kažkoks irgi gal prasivaikščiosim. Nors jau kojas šiaip skaud. A ne? Biški jaučiasi. Tai va, ir mes dar nevalgę. Kaip visada. Kaip visada, tai eisim kažką dar jau užvalgyti. Meniškiausias dalykas prie tokių rūmų pasatėlis to. O. Čia gal direktoriaus. Tai palauksiu, dabar mane priduodė vėl. Nu, vienu žodžiu, kalbėjom ką tik su Danielium, kad jau visai norėtume ant sofkės pasidėti ir PlayStation'ų pažaisti. Jums tai atrodo, kad čia mes tik tais pirmą vietą apkeliavom, bet mes antrą video filmuojam ir jau antrą dieną čia esam. Bet dar aplankysim dar 2 arba dar 3 vietas. Arba 1. Ne. Nu, vienu žodžiu, bet šiaip tikrai ta pilis labai įspūdingo grožio ir aš manau, tas, kas čia mokosi, tai, nu, tokia prestižinė gal vieta, aš galvoju, nes, wow, grožio tai labai. Dėl to parkingą irgi čia dabar, nu, netoli pasistatėm, gal kelias minutės reikia kažko maiti. Ir dabar, kai daėjom iki ten, buvo plyta. Ir paskui dabar, kai atėjom jau peškom, žiūriu, kad tenais nuo 8 iki 6 ryto tai ta plyta, nes visi sukos tenais. Nu, bet nieko tokia. Va, Milvydė visą laiką yra kartu su manim. Užsikabinės turi ir va, už tačką. Ir jau ana yra kokia murzina. Nes vakar per lietus lyja ir per tos tešlynus reikėjo važiuoti. Tai nieko tokia. Ir ką visi Latvijai suprastų, kad mes iš Lietuvos. Gerai, čia užteks mum jau. Ta mašina gražią matėm, labai man patiko. E3 ketvirts. Man atrodo, jo. Gerai, dabar važiuosim į... Čia jau Castle, tai... Bauska Castle. Tipo... Pilis kažkokia. Irgi pilis? Aha. Bet ten jau pilis, ne rūmai, ten su bokštais. O kiek kilometrų? Mums dabar važiuoti palei GPS pajungiau, tai rodo 54 kilometrai. Oho, čia link Lietuvos, ar ne? Aha, čia jau link Lietuvos. Tai gerai tada. Ir mes dar, aišku, suksim pavalgyti kažkur. Nes Milvydė jau niurzga yra nevalgius. Pas mus 2 valandą, mes dar nieko nevalgėm. Dabar prie kameros tik šypsos. Jisai meluoja. Akauja. Gerai. Ką daugiau nieko neturėjom ką pasakyti? Tikriausiai ne, bet gal pratemkiam biškį laiką. Gerai, tada sutiksim, nežinau, gal kažkur pakely vėl. Kai valgysim ar kažką. Latviškus hotdogus. Nu, tai gerai tada. Nu tai va, čia važiuojam per tokį kelią, kad čia nieko nėra, jokių nei degalinių, nei kažkur sustot pavalgyti, tada kažką, va, biškį atsuksiu, parodysiu. Tiesiog. Bet kelis labai gražus. Kelis labai gražus, bet, nu... Tai vienu žodžiu, mes kai vakar buvom ir jame parduotuvėje buvom nusipirkę kabanosų, nevalgiam. Ir dar turim čipsekų. Aš valgiau biškį. Danielius rytą valgė biškį. Tai jaučiu pabaiginėsim ir bus mūsų tokie pusryčiai. Iki kol rasam, kur kokį čirkalkį. Jo, nes jau valgyt noris, tai biškį kažką užkasim tokių visokių. Užsisakėm degaliniai. Kebabus darė. Tai va, tokie va kebabienai. Atrodo, nėra nedideli, bet... Tai va, sumokėjom už tos 2 kebabus, kainavo, nu tai 10 eurų, nes po 4, 9, 5. Jo, kažkur. Ir ką būtume žinoję, kad taip ilgai daro, tai net nebūtume jėmė, nes
Seilės kaupas. Pralaukėm, nežinau, gal kaip 10 minučių. Ilgiau gal. Gal net ilgiau taip, nes skubėjo dirbti, nu tai. Ir mums tada iki vietos dalyka važiuoti 22 km. 22, man atrodo. Gerai, einamės valgyti tada. Man tiek beliko, Milvydė man dar savo pusę atidavė, nes, nu, ne pats skaniausias kebabs, kaip, nu, nereik norėti iš degalinės kebabs, tai ir sausas, ir Milvydė sakė, kad mėsa labai sūri, ir, nu, ne kažką. Jo, mano žodžiu, salotų žiauriai mažai, padažo nebuvo. Palenkėk mėsos ir mes pasiėmėm miksą mėsos. Tai kažkatra mėsa su tokiu riebulu labai. Nu, mano žodžiu, Mes Naujojoje Akmenėje buvom valgę kebabus. Tai žiauriai skanus buvo. Ten tai beleko. Lietuviai moka gamint maistą. Čia tai, nepatiko. Nu, tik tiek, kad dalka nebuvo, bet nesvarbu, viskas gerai, svarbu užkast. Ana? Aš tai suvalgysiu. Gerai. Dabar jau atvažiavom tą aikštelę, kur čia mums reikia, nes tenais jau ta pilis yra. Ir ką galvojat, pamatėm boksą kriaušę. Dabar reikia išbandyti savo smarvę. Milvydę lupsi? Kiek čia nori tų pinigų? Po 5 centų, ne? O, vieną turiu. O, kaip tik ir bus. Reiks viską susirinkti tik tais. Start. Koks yra? O, žiūrėk, yra rekordas 999. Tiek kažkoks brokuotinis per daug gavos. 875? Aha, 875. Dabar aš. Nu dabar Milvydę, kai lups. Man čia paspaus kažką? Aha, paspaus, Šitą? Aha. Gerai, kaip tu ten darai? Nereikia tik pravaryti. Gerai. Gerai. Aš gal iš kojos. Milvydę, davai iš galvos. Eik, tik tai. Nu gerai, pala. O čia tai lumpa. 4,38. 3,9. 3,9 čia. 4,3,9. Išišaukau, man atrodo, ranką. Aš man riešus skaudas dabar. Kada paskutinį kartą daviau kažkam į veidą, niekam. Kažkada irgi trenkiau į kriaušę, bet čia Akropolį, man atrodo. Irgi man 3 dienas tada riešas skaudėja. Tai va, gerai, jau nebetoli esam, tuoj parodysim. Čia yra tos patrankos. Va čia keliuks dabar mum. Jo, ten patrankos. Ten upė. Tada čia patrankos. Čia Milvydė. O ten upė. O ten toks upius. Einam iš arčiau apžiūrėti. Vienintelis mandriausias su mašina prie pat privažiavęs. Kodėl mes negalėjom? Nu, vienu žodžiu, mes bendro vaizdo nerodėm, bet dar parodysim. Bet va, einam per kažkokias ne arkas, bet tunelį tokį, nežinau. Čia visai gražiai atrodo. Ciongai taip traukia. Sakė, Danielius ciongai traukė. Šalta biškį jo. Vau. Žiūrėk, ten viršui yra, nutrupėjo jau kažkas. O žiūrėk, viršui ten kažkokia moteris su baltais halatais. Nu jo, bet čia taip tylo, nejauku net. Kažkaip mes čia galime eiti. Nu tai va, kaip matėt, mūsų filmavimus nutrūko, nes prie mūsų prie moteris. Ir sakė, kad reikia bilietus nusipirkti. Viso to muziejaus kaina vienam žmogui 9 eurai. Bet mes pasiėmėm tik į lauką, kad galima eiti. Vienam žmogui 4 eurai. Taip, sutaupėm. Nežinau, dabar Danieliaus eilė kalbėti. Yes, okay, thank you. Einam per čia ar per čia? We can go in this?
Yes. Upstairs. Okay. Upstairs or downstairs? Okay, thank you. Dabar lipam laiptais. Čia tokia mandagi teta buvo. Čia kaip tamsu yra. Atsargiai. Bet tu filmuoji, ne? Tai va, čia tos pigesnius bilietus pasiėmėm, kad galėtume užlipti tik tais į tą, į bokštą. Tu savo čia kaip aukštai gaunas. Bet kaip šalta čia yra, šalčiau negu laukia. Ir su mūsų tais bilietėliais mes galim tik vaikščioti, nu negalim vaikščioti, galim tik tai ant viršaus užlipti ir po kiemą vaikščioti. Gerai atrodo. Pavargai. Jo. Geras. Žiūrėk, sukas kažkas. O, net nesuprantu dabar. Kažkas sukas. Į viršų žiūriu, bet nieko nesimatė. Ten yra labai žeka. Ai, tenais. Šviečia kažkas. Aha. Ai, čia tik hologramo visos tos pilies. Matyt, mes dabar atėjom ir užfiksavo ir pradėjo sukti tą, kad žiūrėti. Geras. Bandom aukščiau. O nusileis galėsim per laukinius laiptus. Aha, nes palauk čia. Jie, čia tie laukiniai laiptai už. Kaip gražiai iš lauko atrodo. Tu tik atsargiai čia. Gal prožektorių pajungti? Gerai. Tu matai. Nu, smagumėlis čia laipės. Bet čia normalesnį laiptų negu ten buvo. Bet man nepatinka tie tarpai. Gerai. Bet šiaip kas patinka, kad naujai pastatyti laiptai. Neseni. Okay. Kaip nepatinka aukštas. Ai, tas savo galvos sukas. Gerai. Aha. Nu, šiaip gražiai atrodo tikrai. Verta tų 4 eurų. Dar ten kažkaip užlipti gali, ar ne? Tikriausiai. Čia į apačią laiptai. Čia į apačią? Jo. Ai, ne, yra ir į viršų. Einam į viršų. O čia tai smagumėlis įti šitais laiptais. Tai tiesiog galėtų būti labiau apšviesta. Tai jau pabandysiu paimti prožektorių. Eina, sakai, man nepatinka. Vau, vyva. Eina, sako. Nu tai va, mes kažkaip su Danielium taip pakalbėjom, kad jau pradėjo biškai ir tempt laukia ir kad iki kitos tos vietos visai irgi nemažai kilometrų gaunasi, tai kol nuvažiuosim Kalkatai bus jau sutemę. Jis jau dabar temps? Jau dabar temps, tai nebelabai ką čia beišeis nufilmuot, kai sutemps. Tai pagalvojom, kad važiuojam jau po biškį namo. Taip, mums dabar, tarkim, jau iki Šiaulių yra dar 72 kilometrai. Dabar norėjau dar, kad viskas įvažiavau namo. Dabar norėjau maždaug paskaičiuoti. Mes prabuvom, gerai, vakar 5 vakarę atvažiavom ir dabar jau yra, pusė 5, tai čiut neparagavus. Ir pamegojom, ir biškį užkandom, ir daug ką gan pamatėm. Ir su ta praeitą seriją, praeitos savaitės, ir su dabar šitą seriją maždaug galim paskaičiuoti, kiek mums išėjo tą parą laiką. Tai plius minus vis tiek miegama vieta 30 eurų.
Tada tenais tam kavinukiai pasėdėjom, tenais užkandukų pasėmėm visokių. Ten palikom 40. Tu skaičiuosi dabar? Tuo jo, pas mūsų skaičiuotuvą. Reikiam Gerai. 7 jau tada gaunas. Nu, toliau sakyk. Gerai. Tada į ten tą katedrą, kur ėjom pačiai Rygoj, gavos 18 eurų. Tada sustojom tų neskanių... Ne, tada kavos dar jėmėm. 5 plus 8. Aha. Tada valgėm tuos neskanius kebabus. Jo, bet dar mes buvom Rimi. Ai, dar Rimi buvom, bet iš po praeitos savaitės skaičiuojam. Tikėjomės, ten 5 eurus išleidom. Jo. Aha. 5 euriukai. Tada, tie 2 kebabai neskanus 10 eurų. Ir dabar va šitoj pily, kur buvom, išleidom 8 už bilietus. Jo. Nu ir kiek čia gaunas dabar? 124 eurai. 124 eurai, manau, čia kaip ir nieks yra, skaitant, kad ir pavalgėm kažkiek, ir išmiegojom, ir gan mieste pabuvom. Aišku, gali sakyti, kad gan labai pigiai. Jo, bet mes nesipylėm kuro. Jo, mes kurą nesipylėm, tik tai dar užteksami, dar rytoj užteksam. Tai jo, jeigu žmonės nori ant savaitgalio varyti, tai aš manau, kad variants galima ir pigiai pabūti ir kažkokias vietovės pamatyti. Tai nežinau, ką čia dar pridurti. Tai tikrai normaliai, galvau, kad brangiau įsileis, nes mes buvom planavę gal netgi 2 naktim pasilikt. Bet kadangi nuo rytoj ryte reikalų turam biškį, man reikia išvažiuoti, Tai nebepasilikom. Antrą kartą. Tai va. Jo, įdakas pliusas buvo, kad mes visur, kur varėm, nes, ta prasme, buvom palikę mašiną, ten, kur miegojom, nereikėjo už parkingus mokėti, nes kai Danielius žiūrėjo, kiek už parkingą ten buvo mieste, centre. Ten raudona zona, senais nuo 3 eurų iki 3,5 už valandą. Bet, tai ką, ten 10 minučių paeini peškom ir... Taip. Į nereiktuose spustyse dar sėdėti. Tai va, mes prisijungsim, jaučiu, kai bus jau netoli gal namų. Nebent dar kažkur gal užstuosim, gal kažką pamatysim. Mes dabar per kitą kelią važiuojam, negu atvažiavom, mana. Jo, nes buvom nuklydę į kitą pusę prie tos pilies. Ir dar... kai kirsam sieną, aš dar jums pasakysiu. Ką pasakysi? Kad Lietuva geriau. Lietuva geresnė vis tiek už Latviją, bet dabar dar Latvijoje esam, tai nenoriu labai stumti ant nors. Tai va, tada. Tai ką, mes jau kaip ir grįžom namo. Prieš 1,5 minutės. Jo. Tada spėjom kamščiuose pabūti. Kaip visada. Nes tokiu laiku mums reikia važiuoti. Maksimoj buvom apsipirkti biškį. Ir mes jau namuose. Mes visą laiką, kai išvažiuojam, kažkur visą laiką turim pakliūti į kamščius. Tada praeitą savaitę matėt, kai buvom Rygoj, irgi buvom kamščiuose. Pačioje Rygoje, tada dabar grįžtant į Šiaulius irgi esam kamščiuose. Žodžiu, arba mums reikia kažkur išvažiuoti, kai būna kamščiai, arba grįžti, kai yra kamščiai. Ir tai visą laiką. Ar per pietus, ar po darbą. Jo, bet šiaip labai neužtruko kelionę grįžti atgal, nors sustovinėjom su viskom, su tais stotėliam. Vis tiek apibendrinant viską, aišku, kad Lietuva ir geresnė. Jo. Tai va. Mes, nežinau, čiupsam pultelius, eisim pažaisti. Ir ką žinau, tada iki kitą kartą susitikimą. Laiką, subscribe, share. Laikas subscribe, share. Ir pakomentuokite. Ir pakomentuokite. Gal kažką jūs turit sugalvoję, kažką tais norat, kad ar nulėktume padaryti. Šiaip buvo, žmonės parašo idėjas ir Instagramą, ką nori, tai ne visada išeina mum įgyvendinti viską. Jo. Ir ne visada ir spėjam, bet vienu žodžiu. Gerai. Ir su butu dar rašė daug žmonių, ką nori. Jo, dėl butą nori, bet bus. Bus su butu, jo. Greitų metų. Jo, ir mes ten busim papasakoję, kodėl taip nevyksta darbai, kaip galvojom, kad bus greičiau viskas. Tai... Viskas per daug pasakysi. Gerai, viskas, iki kitą kartą. Iki.